Jeigu paprastoju būdu, tai tiesiog vat, momente, kas yra momente, nu kaip pasakyti, vat, pagal faktą. Pagal faktą tai yra, nu kaip, parašyta kažkokia išvada, nu, ant popieriuko, diagnozė, ligos istorija. Mhm. Nu, vat, žiūri ir tipo nemato, ne, vat, nu, kaip pasakyti, nu, kažko nematau momente. Viskas. Bet jau tas, kad aš nematau, jau yra mintis, kad aš nematau. Kad vaikas nemato, jau yra mintis. Čia yra, kaip sakyti, toksai pagal faktą, tai yra vaikas, kažkas vat, žiūri į kažkokią lentą ir nuspręsta, aha, kodėl problema atrodo be išeities. Nu tai va, čia viskas susijęta. Ir pagal faktą, kai tu žiūri, tai pagal faktą viskas yra visą laiką gerai. Va tą momente, tas nematymas, tai yra jau mintis, kad jis nemato. Bet pačio fakto tokio, kad nematau, nėra iš viso. Jeigu taip žiūri tiesiogiai, to iš viso nėra. Nu, nėra. Jeigu žiūrėtume į konkretumą, žiūrėtume į tą, vat, kas yra matymas, nematymas, tai jis apibūdinamas kažkaip. Aš matau ir tada, vat, kas apibūdina, kad aš matau. Ir kaip matau. Tai yra tiesiog, nu, mintis, kurios apibūdina, kad aš matau. Bet va tokio dalyko, kad kaip aš turiu matyti ir kas yra gerai matyti ar blogai, tokio nėra. Visa kita, visas lygos yra ne taip ir vadinasi lygos istorija. Tai yra minčių kratinys, nieko daugiau. Ir kai tu tą pamatai, tai paprasčiausiai tas momentas įsisklaido, nelieka jo, nežinau, kaip pasakyti. Nu, jeigu tai paprastoji, žmogiškai, tai lygos nelieka. Nu, va ir viskas. Labai paprasta, bet turi tą pamatyti. Jeigu žiūrėti priežastį pasiekmę, nes šitas vat, žiūrėjimas tiesioginis, sąžiningas, tas, kaip sakyt, vat, kas tu esi ir iš tavęs, kad tavyje viskas yra visuma, tai tada viskas yra labai greit, labai paprasta. Bet jeigu ieškot priežasties pasiekmės, tai galima tada sakyti, kad vaikas, kaip pasakyti, nemato, prastai regi dėl to, kad nenori matyti, kas aplinkoje yra. Čia vat gali, kaip sakyt, labai daug ieškoti tų priežasčių į kauzalinį lauką ir visą kitą, bet tai nesprendžia, kaip pasakyti, šitas liktai įsisprendžia, kita situacija eina, kita situacija. Nes jeigu žiūrėti tiesiogiai, kas svarbu, kodėl man svarbu, kad ta situacija, kad vaikas nemato. Kodėl man svarbu, ką aš jaučiu tuo momentu, kai va tokia diagnozė. Koks nepatogumas, kaip pretenzija, koksai, kaip pasakyti, visuminis pojūčių, kaip sakyti, sriuba kokia. Kodėl vat įsijungia taip arba anaip pas mane. Ir todėl aš matau va tą situaciją tokia. Kaip sakau, pirmą, žiūrėkit, visą laiką atsidaro pirmą paveiksliukas, tai reiškia, vat kadras, kuriame yra tai vaikas nemato. Ir paskui yra tik pojūčiai ir aprašoma, vat, kaip tai yra, kažkokia priežastis, pasiekmė. Bet čia ir vat reikia žiūrėti tiesiogiai, kai aš sakau, kai tu žiūri tiesiogiai, viskas įsisklaido, viskas savo vietose pasidaro tiesiog. Ir visuminis laukas tai yra Dievas, vat įsivaizduoja, kad jūs esat tas, iš ko viskas pasidarė ir viskas yra. Ir tada, kaip gali būti kažkoks trūkumas, kažkas kažko nemato ar kažkas su kažkokia problema. Jos neįmanoma, jinai pasidaro tiesiog, neįmanoma. Nors ką tu nori daryti. O žmogaus gyvenime viskas yra daug problemų, daug visko, daug sunkumų. Tai va, jeigu sakau dėl šito, tai tiesiog reikia žiūrėti tiesiogiai, į tą, arba yra dar momentas, kada gali žiūrėti per vaiką, tiesiog per tai, kad suminis laukas ir tiesiog, kaip sakyt, kad tai forma, kuri neturi net, jeigu tokių kontūrų tikslių, jinai yra, kaip minčių, padaryta iš minčių ir pojūčių. Ir aš tada matau. Ir tada aš matau paveiksliuką. Bet taip tai yra visur tuštuma. Ir ta tuštuma gali būti visokia. Jeigu man tai skanu ta sriuba, kad yra problema kažkokia, kaip pasakyti, skonio daug, jausmų daug, pojūčių daug, tada aš tiesiog mano dėmesys ten ir aš laikau. Ir aš, kaip ir galima sakyti, man ta situacija įdomi ir aš įdomu iki galo.
kažkuo turi baigtis. Ir jeigu mes žiūrėtume taip tiesiogiai, tai iš karto būtų, o jeigu tai, o jeigu tas, o jeigu apie tai. Ir eina va tie visi žodeliai, liktai sukuria tokius, kaip koeficientai yra vadinami, ne, va, struktūros pačios vadinamų gyvenimų, va, kaip jūs tą gyvenimą matot. Tie skaičiukai, tie žodeliai, jie sukuria tokią kaip ir neišbaigtumo jausmą ir aš turiu kažką daryti, kad kažkas pasikeistų. Ir o kaip būtų, jeigu būtų? Arba, o kas bus, jeigu bus? Ir mes visą laiką va šitame kaip šokinėjom ir viskas labai tada atrodo įtempta, labai sudėtinga ir labai taip nemalonu iš tikrųjų, nes atima labai daug dėmesio, rūpesčių ir visa kita. Galima, kaip sakyt, eiti pas gydytojus, galima naudoti visokias technikas, nes jūs supraskit, kad jūs esat va tas, iš ko viskas yra, jūs esat absoliutas. Ir jūsų va, ta švari sąmonė, ta pirminė sąmonė, va tas žmogus irgi ją taip pat turi. Ir jūsų bet kuris, va, kaip aš noriu, taip ir yra. Kaip sakyt, jisai turi būti įvykdytas. Tai dėl to galima naudoti ir įvairias technikas, ir akių mankštas, ir viskas galima. Čia nėra tokio dalyko, šitas blogai ar gerai. Jeigu aš tikiu, kad tai yra gerai, tai tas veikia. Kaip sakyti, jeigu aš tikiu, kad tai bus gerai. Nes čia nėra nieko kieto, nieko išbaigto ir nieko nėra, kad stabilu būtų ir negrįžtama, nekintama. Čia viskas yra kitime iš vienos pusės, nes viskas, vat, mintis eina savo, pojūčiai eina, viskas eina, kaip sakyt, ir pastovi judėjimas liktai toks jausmas, yra daugiau jausmas, pojūtis judėjimo. Bet realiai tai viskas yra vieno vietoje ir išskyrus tiek, kad keičiasi tik minčių pasisavinimas ir istorijos galvoje, o šiaip jokio judėjimo nėra. Ir kodėl problema atrodo be išeities, ne tema. Ir kas svarbiausia, nematoma. Todėl, kad, kaip pasakyt, nuo to ir pradėjau, kad mes žiūrim visą laiką. Esminis mums pasidaro minties turinys. Mintis yra liga. Mintis, ne, liga yra, mintis. Matot šitą momentą. Ir kas toliau? Mintis, jinai kaip apie nieką. Yra liga, pavadinimas kažkoks. Ir kol aš nepradedu pasakot, kas tai yra, kokia tai liga, ir iš kur jinai, ir apie ką jinai, kaip sakyt, vinioju kamuolį minčių. Tol jinai, kaip sakyt, ėjo, praėjo ir neliečia manęs. Bet jeigu aš jau, kaip pasakyt, pasikabinau, tai tada aš pasidaro jinai liktai, jeigu tik atsiranda istorija, kad tai yra svarbu man ir kad yra tai mano. Ir tada čia lygiai tas pats, kaip įsivaizduokit, yra viela ir aplink vielą suvinioti tie plasmasinis tas, kaip sakyt, kaip laidai padaryti, plasmasinė ta dalis viršutinė. Ir kuo daugiau tokių istorijų apie mane, tuo storesnė ta, kaip sakyt, tas laidas pasidaro. Ir jeigu taip žiūrint, jūs tada negalit net pasikraipyti, nes labai stora ta plasmasė pasidaro. Jeigu jos kiekvieną sluoksnį deda, tai apie mane, tai mano istorija, tai mano, jūs nepaslankus pasidarot. Tiesiog pasisukti ir pagalvoti apie kažką kitą, tu negali. Ir kai žmogus, jeigu, pavyzdžiui, kažkuo susiduria su kažkokiu, nežinau, problema, kažką reikia spręsti, arba kažkas atsitinka, žiūrėkit, būna tokie momentai, kad tu žmogui, pavyzdžiui, bandai jį nukreipti į kitą pusę, kažką pasakyti, pažiūrėk tenai, bet žmogus nesakys, palauk, taigi yra taip. Reikia galvoti apie tai. Dabar yra šitas ir daugiau nieko. Ir tu man neaiškink, nes yra taip. Ir tada tas yra taip kategoriškumas ir užtikrintumas, kad taip tikrai yra. Šitas, kaip pasakyti, ta mintis, jeigu jinai mano pasidaro kaip mano dalis, sudedamoji mano dalis, ką aš vadinu, kaip sakyti, aš esu tai, aš esu asmenybė, aš esu
kaip pasakyti, nesvarbu ten Petras, Antanas, Onutė ar Marytė. Ir tai yra apie Marytę, apie Onutę, apie Petrą, Antaną. Ir tiesiog kuo tu storesnis, kuo tu daugiau tų įsitikinimų apie save turi, nes kiekviena, jeigu įmant bet kurią, ar lygą, ar nepriteklių, ar kažką, nežinau, santykius, tai yra istorijos, tik istorijos apie save. Ir jeigu jūs pamatysit tai, kad tai tik istorijos, paprasčiausiai jūs pamatysit, kad viskas gerai. Todėl, kad momente, įsivaizduokit, dabar irgi labai gerai pasižiūrėkit, kad šitas momentas, šitam momente, jeigu nepasakoji istorijos, nekomentuoji, nes tiesiog niekur nebėgi, niekur ne, tiesiog stebi, pažiūrėkit, ar kas jame yra ne taip. Iš karto sąžiningai, be jokių, bet nekomentuokit. Nes kiekvienas momentas yra išbaigtas. Jisai išbaigtas yra pilnutinai. Jis be nieko jam netrūksta. Ir tik tai, kai atsiranda, bet jis iš karto, jis yra, ta visa architektūra šito gyvenimo, ne, yra padaryta, kaip sakyt, turi pagrindiniai elementai yra laikas, atstumas, tęstinumas, priežastis, pasekmė ir paskiau koeficientai vadinami tokie. Aišku, pagrindinis elementas tai yra aš, mano, o architektūra yra labai paprasta, bet yra žodeliai tokie vadinami. Dar ne tai, dar ne tas, dar kol kas ne apie tai, dar kol kas negavau, dar norėtųsi, dar kažkaip, arba jau kažkaip, dar ne tas, arba, kaip sakyt, ar jau tas, arba jau tai, arba, suprantat, jie apie nieką liktai tie žodžiai, bet jie sukuria kiekviename jūsų momente, sukuria tokį pojūtį, kad aš turiu kažką daryti. Jie liktai, jei dabar ne tai, tai turiu kažką padaryti, kad būtų tai. Kaip dabar, jeigu kažkas blogai su sveikata, reiškia, aš turiu kažką padaryti. Nes istorija yra, kad aš turiu kažkokią problemą. Reiškia, problemą aš turiu išspręsti. Jeigu aš sergu, aš turiu spręsti. Bet kai momentą tu žiūri ir tiesiogiai, be istorijos, kad aš sergu, dažniausiai tai kūnas kaip kūnas, viskas su juo gerai. Jeigu kūnas nusičiaudo veiksmas, ne, tai kas yra čiaudulys? Yra garsas, kurį jūs girdit, ir kūnas kažkaip sujuda. Ir kol tu nesusijai, tai čiaudulys savo, kūnas savo. Padarė, kaip judesi, ranką pakėlė, ir ką? Ir kas dabar čia? Aš išvadą galiu padaryti. Ranką pakėliau, noriu parodyti, ne istoriją. Ranka dėl to pasikėlė. Bet klausimas, ar aš pagalvojau prieš tai, kad aš ranką pakelsiu, kad istoriją parodyti? Ar jinai jau pasikėlė ir tada atėjo pasakojimas, kad aš pakėliau dėl to, kad parodyt kažką? Į tai žiūrėkit. Ne į turinį, o žiūrėkit į tai, kas už turinio. Čia yra, kaip sakyt, protų, nebandykit suprast. Eina kaip klausimas, taip klausykit. Klausimas eina, pas jumis susidėlios, nes jūs kalbat savo. Jūs patys savo kalbat per mano formą. Nes čia Dianos jokios nėra. Pamirškit. Jūs girdit ir jūs girdėjimas pas jumis, užsimerkit, nežiūrėdami į ekraną ir išgirskit, įkvėpkit ramiai, iškvėpkit. Ir kur tas kalbėjimas, kurioje vietoje jis yra. Be istorijos, kad tai kalba Diana. Pabandykit surasti kažkokį subjektą, kuris kalba. Ir to subjekto niekada jūs nerasit. Ir girdėtojo nerasit. Gali istoriją papasakoti, tai aš girdžiu. Aš ten turiu ausis ir dėl to girdžiu. Bet tai čia bus istorija, mintis.
čia yra tik mintis. O esmė yra, kad jeigu aš žaidžiu su mintimis, tai tada man kiekviena problema, momente, žiūrėkit, niekada nėra jokios problemos, niekada momente nėra. Paimkim paprastą pavyzdį. Žiūrėkit, fantastiškai man šitas patinka. Su pinigais. Jis paprastas ir labai, labai veiksmingas. Jūs nueinate į parduotuvę. Pas jumis yra kažkoks kiekis pinigų. Sąskaito ar grinais. Ir jums impulsas, aš to labai noriu kažko. Nesvarbu, koks daiktas. Bet kaip yra tas impulsas, jūs susimanat, pas jumis kortelė ir piniginė visą laiką bus ta suma. Jinai gali būti tik tiek, būtent tik tiek pinigų, ko jūs norit. Bet istorija kokia pasidaro. Iš karto įsijungia skaitiklis, rytoj man reikės už kažką sumokėti. Arba aš vakare turėsiu susimokėti. Bet jeigu tu žiūri tiesiogiai, tu supranti, kad nei rytoj, nei už valandos nieko nėra. Momente yra pilnatvinis momentas. Tu užsimaniai ir pas tave yra. Ir žiūrėkit, fokusas kame yra. Kai aš pradedu kurti istoriją, kad pas mane, man reikia ir pas mane trūkumas, ir aš negaliu savo to leisti, nes tai per brangu, tai jūs kaip Dievas, kai sakau absoliutas, jūs tiesiog patvirtinat kažkokią sekančią situaciją, kad tai yra faktas, kad jums pasigamintų trūkumas, nes jums įdomu trūkumą žaisti. Jums įdomu žaisti ligą, jums įdomu žaisti santykius kažkokius nesėkmingus, jums įdomu žaisti, už šito pažiūrėkit. Neturinį apie ką tai, o koks yra sultinys, koks yra skonis, koks yra pojūtis, kai man trūksta pinigų, kaip aš jaučiuosi. Čia į šitą žiūrėkit, šitas yra, jūs šitą dėmesį laikot. Ne tai, kad trūksta jų, bet dėmesys yra ir įdomu man, kaip čia bus, koks jausmas materijoje, kai čia nėra kažko. Ir tada aš jau, kaip sakyt, įdomumo vynioju iki galo, kad galėčiau papasakot visiems, kad išskirtinai pas mane tai yra. Tai visos problemos yra tik mintyse ir tik tai visos ligos, visas trūkumas yra tik mintyse. Momente niekada jokio trūkumo nebus. Ir jeigu sąžiningai žiūrėsit, tai jūs nustebsit, kad kiekvienas momentas jis yra idealiai pilnatvinis. Jis išbaigtas ir jame nieko nei pridėsi, nei atimsi. Ir kai jūs tą pamatysit, tai jums paprasčiausiai taip lengva pasidarys. Kodėl? Todėl, kad jūs, kaip sakyt, pamatysit, kad nieks čia nekontroliuoja nieko. Kontrolė neįmanoma momente. Jeigu jūs galvojat, dabar tiesiogiai vėlgi pasižiūrėkit, sugalvojat kažką, kažkoks planas yra, reikia užsiregistruoti pas gydytoją. Ir jūs, žiūrėkit, dabar tiesiogiai pasistengėt, čia aš labai jau rodžiau tokius jau kaip ir mokymus, netrodo, subtilius dalykus. Kaip sakyt, webinarė gal nelabai tinkama, bet manau, kad naudinga bus. Jeigu, žiūrėkit, jūs pirmiau kas yra, ar, kaip pasakyt, nusprendimas skambinti, skambinu. Kai aš skambinu jau gydytojai, registruotis. Ir dabar žiūrėkit, ar yra, kaip pasakyt, skambutis, faktas, skambinu. Žiūrim į šitą faktą. Skambinu ir momente skambinimas yra, o visa kita istorija, pažiūrėkit, taip tiesiogiai, visa kita pasakojimas, kodėl aš skambinu, ką man to reikia, dėl kokios situacijos ir, pamatykit šitą tiesiogiai, taip labai subtilu, čia yra tas, kas nematoma, kas svarbu ir nematoma tiesiog, todėl, kad nežiūrima. Žiūrima visą laiką, kad, kaip pasakyt, mes tiesiog įpratę žiūrėti, kad priežastis aš susirgau ir dėl to aš skambinu. Bet pirmiau yra skambutis, skambinimas, o paskui tik istorija. Lygiai taip pat, jeigu jūs sakot, aš pagalvojau, kad reikia paskambinti gydytojui. Ir žiūrėkite,
ta mintis, kai aš pagalvojau, kad reikia paskambinti. Vat, reikia paskambinti gydytojui. Aš pagalvoju. Ar matot, kad yra istorija? Nes pati mintis, kaip pasakyti, jinai, vat pirminė mintis, jinai net iš viso neapčiuopiama tokia. Nu, kad jeigu pagaut, kad aš galvoju paskambinti gydytojui, tai svarbesnė lyg tai aš galvoju, nes jeigu vat, skambinu gydytoją, ne, jeigu įmam pirmą mintį, vat, jinai visiškai tokia neapčiopiama. Bet vat, reikia paskambinti gydytojui, įsijungia lyg tai, kad aš nusprendžiau, va čia yra koeficientai, va žiūrėkit, jie tai padaryta, šitą struktūrą tai padaryta. Koeficientas, kuris sudaro tokį lyg tai svarbumo atsiranda, kad aš tai galiu, aš nusprendžiu paskambinti, aš lyg tai kontroliuoju, aš lyg tai, kaip sakyti, stebiu ir viename va šitame veiksme lyg tai susirenka va, visas ir kontrolierius, ir stebėtojas, ir, kaip pasakyti, tas vykdytojas, ir procesas lyg tai be manęs jo nebūtų. Bet jeigu jūs žiūrėtume tiesiogiai, jūs va, tiesiog pamatykit šitą momentą, kad skambutis, jis apspręstas, jis jau yra, jis jau įvykęs. Ir tik tai yra istorija, pasakojimas, kad man reikia ir aš paskambinau. Ir aš kažką padariau ir sukūriau architektūrą šito, kad tai čia yra atstumas, yra vat veiksmas, yra kažką darau, kažkas pavyko, kažkas gavosi. Ir problema, sakau, be išeities vis laik atrodo vien dėl to, kad man visų pirma tai įdomu turėti tą pojūtį. Problemos pojūtis. Žiūrėkit, vat visą laiką, kaip aš jaučiuosi, kai tai yra. Ir kai jūs nors tą pamatysit, tai tada irgi atsisėskit ramiai ir pažiūrėkit į tai, ar man tai įdomu jau. Ar aš dar noriu to susikaupimo, to įtampos, to tokio, kaip sakyt, pykčio ar dar kažko. Tiesiog žiūrėti reikia. Nes kito varianto išsilaisvinti, kai sako, aš noriu paleisti, išeiti, jūs negalite išeiti iš to, kas jūs esate. Jūs tiesiog, vat, lygiai tas pats, kaip sakytų, oras, aš noriu išeiti iš oro. Nu, vat, logiškai pasižiūrėkit, čia lygiai tas pats, jūs esat laukas, net ne laukas, jūs esat visuma visko, nu, va tas, iš ko viskas atsiranda. Ir išeit nieko negali, todėl žiūrėkite, jeigu būtų išėjimas, tai jūs, vat, Dievas suprastų ir be materijos save, jis suprastų, kas jis yra. Bet kai jame viskas vyksta, tai yra tik, kaip sakyt, viduje ir tu gali tai pamatyti per va tą konstrukciją, architektūrą ir, kaip sakyt, sudėtais įrankiais, koeficientais įvairiais, bet kai tu tą pamatai, tai viskas įsiskaido. Ir pirmas klausimas vis laik, o ką daryti su šituo? Su šituo daryti nieko nereikia. Čia lygiai tas pats, kai jūs pamatot fokusą, kažkokį vat, fokusininkas rodo, pavyzdžiui, skareles kažkokias traukia iš skrepėlės, ir kol tu nepamatai, kaip tai pasidaro, tai visą laiką, kiek čia dar tų skarelių, kokios čia dar jos bus, ir dar vis, o gal dar, ir kai tu pamatai realiai, kad kaip tai pasidaro, tau paprasčiausiai, nu viskas atsibodo jau, nu aš jau žinau, kaip tą daryti. Ir kai, vat, aš žinau, kaip tai daryti, keičiasi kadras, keičiasi, kaip pasakyti, keičiasi kita situacija jūs gaunat. Bet kol yra tęstinumas, vat, istorijos, jūs žiūrėkite, esminis dalykas, kad pojūtis ir mintis labai greitai keičiasi, jos visą laiką eina. Bet problema yra tame, kad tęstinumas sukuria nepaleidimas ir pasakojimas istorijos. Pojūtis jis praėjo ir paskiau, nesvarbu koks pojūtis, jūs jam užtampuojat kažkokį pavadinimą. Skausmas, ten, kaip sakyt, nusiminimas, nusivylimas, džiaugsmas, laimė, jis tampa bet kuris pojūtis, tai yra kaip bespalvė masė. Ir esminis dalykas, kokią spalvą jam suteikiu mintimis, istorija, toks jis taip ir šviečia, o viskas yra bespalvis.
Vat niekam nepriskirta. Bet kai jis tampa mano ir aš pasakau, kad tai yra skausmas, reiškia, jis turi būti skausmu. Kito varianto jis neturi. Ir iš to susidaro va, tas, nes jūs, sakau, tu esi tas Dievas, jeigu tai paprastuoju, aišku, taip, kaip pasakai, tai labai atrodo, kaip sakyt, egocentriškai, dar kažkaip, bet jūs esat ir esat tas švari sąmonė, mes vadinam jį Dievo absoliutų, kaip nori, nesvarbu visiškai. Vat viską, ką čia aplink save mato, tai yra iš jūsų. Kito nėra. Viskas. Darykit, ką nori. Atsakomybė, jeigu pradedat jaus, kad nuo manęs priklauso viskas, kas yra, jūsų reikalas, jauskit. Bet jeigu jūs esate tik vienas, prieš ką atsakomybė? Atsakomybės nėra. Va čia lygiai tas pats, kaip jūs būtumėt vienas kambaryje ir nieko daugiau, niekas nei užeis, nei, kambaryje. Ir vat ką aš darau tada? Ką aš noriu veikti? Kas man įdomu? Viskas. Ir jeigu jūs tą pamatot, tai paprasčiausiai dingsta visos problemos. Nes problemos tik mintyse ir kuriamos dabar. Vat pasižiūrėkit labai atidžiai. Jūs tiesiog pamatykit šitą dalyką, kad yra mintis, jeigu kažkokia problema, jinai yra dabar kuriama mintise. Ir kai jūs visas tą istoriją vyniojama apie problemą ir jūs dabartinio momento tiesiog nematot, jūs niekada nebūnat praktiškai momente, visą laiką būnat istorijose, iliuzijoje apie ateitį ir praeitį. Ateitis, praeitis, ateitis, praeitis, ateitis, praeitis. O tai yra iliuzija, nes tokio dalyko nėra. Nei ateities, nei praeities. Nes praeitis, sakau, pabandykit paragauti vakarykštės sriubą. Ar duoną atsikasti vakarykštės dienos. Tu gali pasakyti, kad tai vakarykštė duona, bet ką jūs vakar valgėt, tą patį pabandykit pavalgyti. tą patį, tą duoną, vakarykščios, kaip pasakyti, vakarykštį obolį, kurį suvalgėt, pabandykit dar kartą suvalgyti. Pabandykit, kaip nors. Prisiminimuose bus ir skonį pajusit, ir viskas bus. Taip, yra, viskas, niekur nedingo. Bet tu negali įtraukti, negali pasiimti, negali paragauti. Tu gali tik prisiminti, kaip ten buvo gerai arba blogai. Ir koks tas obolys. Ir apie ką jisai tau, asmeniškai. Ir žiūrėkit, fenomenas kame. Kai mano tas asmeniškų yra labai daug, tai patvirtinu, kad aš toks esu tada. Iš minčių, iliuzijų ir viso šito praeities ateities sukuriu tokią idėją, kad aš esu tai. Idėja apie tai, kaip aš valgau obolį. Idėja apie tai, kaip aš sergu. Idėja apie tai, kaip man trūksta. Individualumas mano tiesiog pasidaro. Ir žiūrėkit, toksai fenomenas yra. Jeigu iš tavęs kažkokią nesvarbų daiktą, materialų, piniginę, pavyzdžiui, ar pinigus kažkas paima, ar kažką, mašiną kokią, kaip kam, pavagė, kitaip sakant. Pas jumis jausmas toks, kad atrodo, kad jūsų dalį kažkokią paėmė. O tai tik tai, daiktas. Va čia apie tai. Nes jūs pasakot, kad tai mano ir tai tampa lyg tai jūsų kūno, jūsų dalis. Nes labai gerai jaučiate, jeigu kažkas paėmė jūsų kažką, jums labai skauda. Ir lygiai taip pat, ar tai materialus daiktas, ar tai žmogus, ar tai gyvūnas, jūs lygiai taip pat jaučiatės. Nepriklausomai nuo to, ar jūs materialistai, ar dvasingi, ar nedvasingi, ar kokie jūs bebūtumėt, jūs visą laiką vienodai jausitės, kadangi čia nėra skirtumo, nes viskas yra tuštuma. Kol tu nepavadini, kas tai yra. Taip, nuliūdinsiu galbūt, nes visi galvoja, kad kažkas kažkaip sukuria, kažką duoda, kažkaip atsiranda kažkas. Ir jeigu nenorit problemų, nustokit, žiūrėkit tiesiogiai, kas yra dabar, ir jeigu jūs tą matysit, jau nežiūrėsit į minčių turinį,
apie ką jūs pasakojat, va į tą nežiūrėkit nors. Jos minties neįmanoma sulaikyti, brangieji. Nes jeigu jūs galvojat, aš laikau mintį, tai yra jau kita mintis, kuri sako, aš laikau mintį. O ta pirminė jau viskas, jos neliko. Ir paskui aš dar laikau mintį, reiškia kita mintis, aš dar laikau mintį. Čia jau kita mintis. Tik tai aš jums kaip žodžiai, sakiniai sakau, bet čia yra mintis, suprantat? Kiekvienas sakinys yra mintis, lygiai taip pat. Mes mintis suvokiam dažniausiai ne tik frazėm, bet ir objektais kažkokiais, formoms kažką, vaizdiniais kažkokiais. Kratinys, jau ten vaizdinys, tai gaunasi kratinys minčių. Bet lygiai ta pati, ten tik mintis. Ten tik tai apie jau istoriją kažkokia yra. Vaizdinys jau yra istorija. Tuo ir tik skiriasi. Stipriau, kaip sako, su viskuo. Sumuštinis su viskuo. Visais padažais. O pavienė mintis, jinai atėjo ir praėjo ir kitą kartą, jeigu tu atsipalaidavęs, tu net matai tos vaizdinius iš savo praeities, iš kažkokių tikslų, netikslų, matytų vaizdų, kažkokių jos eina ir iš viso, kol netampa kažkas svarbu. Ir jeigu aš pradedu, tik tai pajutau dėl to, kad kažkas svarbu, aš tiesiog neriu į tą turinį, į vidų tos minties, apie ką tai yra, ir kaip aš jau viduje, aš tada visus vėl išgyvenu tą, ir tai yra mano. Ir aš niekam neatiduosiu, vadinasi. Bet jeigu jūs nesisavinsit, jeigu pamatysit, kad nėra to subjekto vadinamo žmogumi, ką mes vadinam žmogum, tik tai sudedamosios dalis yra. Kūnas yra, mintis yra, pojūčiai yra. O visa kita struktūra susirinkimų. Kaip sako, mašina, kuri susirenka iš pojūčių, minčių, pasakojimų, istorijų, komentarų, bet ir viskas. Ir kuo daugiau jūs turit įsitikinimų, kaip pasakyti, apibūdinimų savęs, savo daiktais, savo mintimis, tuo jūs esat nepaslankesni. Ir jeigu labai jau taip, kaip sakyti, sustorėjus įsitikinimų prasme, tai paprasčiausiai tada tu velki tą. Tu vynioji toliau mintis, kaip sako, visas į krūvą ir pasidaro labai sunkus jausmas, nes tu liktai turi, negaliu paleisti, nes be šito manęs nelieka. Kaip, tokio, ką mes suprantam kaip asmenybė kažkoks. Jeigu taip. Bet niekas neišnyksta, nebijokit. Niekas nedingsta. Niekas nepradingsta. Viskas lieka. Absoliučiai. Tik tai nelieka problemų. Nes jų ir nėra. Ir turbūt pastebėjo tokį dalyką, kad daugelį, kas jums skaitėsi problemą, jinai kažkaip išsisprendžia, net kažkaip įvyksta kažkas ir jinai sprendžiasi, net kitą kartą taip atrodo, kaip aš visai net, kažkaip be mano įsikišimo liktai. Arba labai geras patarimas, rytas už vakarą protingesnis. Labai gerai. Ir iš tikrųjų, dažnai, kas darbuose dirba, iš vakaro grįžta su galva tokia, jau ten bus rytoj kažkas darbe, ateina į tą darbą ir niekas apie tai nebekalba. Kaip, nebūtų nieko, atrodo, o tu ten sėdėjai ir tose mintyse ten dirbai, kaip sakyti, kokį planą kūri. Kaip ten spręsiu, ką aš padarysiu, nes aš atsakingas, čia aš negaliu ir visa kita, ir tu darai, kuri. Ir tu net nematai, kai tu kuri, tu nematai to momento visiškai. Tu, kai sakyt, čia pro jumis, kaip sakyt, teka aukso upės, bet jūs jų nematot. Už tai, kad ten mintise jūs kuriat visą tą, ką jūs turit padaryti arba nepadaryti. Arba kažkas ypatingai tai fantastiškai atrodo, kai ten kokią 20-30 metų kažkokią istoriją ir žmogus dar ją laiko, nes tą istoriją jis gyvena. Ten jau jo nėra to žmogaus, suprantat? Nes forma kartu su paveiksliuku, kaip sakyt, kiekvieną momentą jūs naują formą turit. Ir viskas. Ir įsivaizduokit, ir žmogus ten, pavyzdžiui, išsigando kažkokio šuns vaikystėje. Jau tos vaikystės nėra, ten istorija tik yra, kad ten aš išsigandau šuns.
Bet žmogus laiko tą istoriją, vat, pamatykit šitą. Nėra nei to šuns, nei to vaiko, jau viskas, nėra tų formų, nu nėra. Yra istorija, kur vaikas įsigando šuns. Bet žmogus sako, aš taip bijau šunų, nes vaikystėje buvo va taip. O jeigu tu tą teigi, tai ta šuo ir puls tave. Kitas paveiksliukas bus, kur šuo ir tave suaugusi puola. Nes tu tiki, kad tu bijai šunų. Viskas. Bet reikia pamatyti, kad viskas tai yra atskiros istorijos, absoliučiai atskiros. Nes kur tas vaikas, va, nueik ir paimk tą vaiką, jeigu jis buvo, jeigu va, jis, kaip sakyt, kai vakarištis duonos gabaliukas, kurį suvalgy, nu surastų jį. Tai čia to vaiko lygiai taip pat, tai yra istorija, yra, gali sakyti, kad yra fotografijos, yra visa kita, bet kas yra fotografija? Tai yra tik fotografija, kur neapibūdina, be istorijos, kad tai aš, be to pasakojama, kad tai aš ir mano čia fotografija. Kas įrodo, kad tai jūs? Niekas. Nėra to, kas įrodo. Fotografijos su juo viskas gerai, su istorijom irgi viskas gerai visą laiką. Tik jų, vat vienintelį dalyką, nesisavinam, nu, vat kažkieno istorija, nu, kaip knyga kažkieno parašyta, nu ir ką. Tu knygoje daug kas aprašyta, bet dar knyga dar vėlgi kitą kartą skaito žmonės ir labai įsijaučia. Ir aš pati būdavo skaitydavau kai kurias knygas ir verkdavau ir visą kitą. Ta istorija, taigi tu irgi net pasisavini. Nes aš tik taip vienas galiu išjausti, kas ten parašyta. Taigi čia viešai pas mus, žiūrėkit, daug kas kalba, kad jūs nemokat kažko skaityti, jūs taip nesuprantat, reikia suprasti kažkaip ir primetinėjama netgi savo istoriją kitiems. Įsivaizduokit, dviguba, triguba iliuzija tokia užkabinama žmogui ir paskui taip ir atrodo, kaip iš to išeiti, iš to labirinto. Todėl, kad, nu, kur be pasisuksi, toks jausmas, kad, nu, kažkas negerai, tu jauti tai, kad kažkas negerai, kažko nesupranti ir kažkas labai sunku. Ir tu tiesiog tik tai, vat, kaip tas stabų ištiktas, tam momente, vat, būni, tose pojūčiuose būni, o kur išeitis, kur, nes pas tave visą laiką yra kaip tie žodeliai. Reikia kažkur išeiti, reikia pakeisti turinį, reikia... Vat suprantat, kaip mintyje pačią mintį, vat, paimkit bet kurią mintį, pavyzdžiui, mintis dabar vasara. Kaip ją pakeisti? Mintis yra dabar vasara, viskas. Tai yra viena mintis. Jeigu tu sakysi, nu aš pakeisiu į rudenį, tai jau kita mintis. Pačios minties jūs negalit pakeisti. Lygiai taip pat ir kadrų jūs negalit pakeisti. Jūs tik galit pamatyti, kad tai yra tik mintis, tai yra tik kadras ir jis nieko bendro su jumis neturi. Ir tada labai, labai lengva. Labai lengva. Jokių, nežinau. Čia reikia, tada tampa gyvenimas, va tada tu gyveni gyvenimu. Nes gyvenimas nepaprastai lengvas, labai paprastas ir labai, labai iš viso. Nes viskas, žiūrėkit, jeigu jūs pamatot, kad momente yra jau ir, pavyzdžiui, nuspręsta, ką jūs padarysit. Va dabar atsisėskit, padėkit rankas, kas galite prieš save. Ir tiesiog pakelkit vieną ranką. Ir kas nusprendė, kuri ranka bus pakelta. Jinai jau pakelta. Ir jinai būtent šita pakelta. Jeigu aš pasakyčiau, kad kairę pakelt, nu tai viskas aišku, kažkas lyg tai nusprendė. Bet kas pasakė, aš, kaip sakyt, Diana, ne? Iš kur Dianai, kas Dianai pasakė, kas nusprendė, kad Diana pasakys, kad kairę. Jinai jau nuspręsta, kad kairę ranką pakelkit, aš pasakysiu. Jau yra, sprendimas jau yra visą laiką, žiūrėkit. Jeigu jūs galvojat, kad jūs kažką užsimanot, pavyzdžiui, užsimanėt kažkokio automobilio ir jūs pajutot jau pojūtis yra, kad aš noriu, negaliu, man reikia jo. Ir dabar
žmogus paprastai galvoja, pirmas iš karto, kaip aš jo norėčiau ir ką man reikia padaryti. Nu, iš karto planas, strategija, dar kažkas pradeda mintyse, judėti mintis, kaip čia aš jį turiu gauti. Jeigu paprastai, vat, kai tu pradedi matyti, yra automobilis. Sąmonė, žiūrėkit, dabar jeigu išgirsi, tai labai labai bus toksai postumis į tą, vat, į save. Sąmonė yra viskam viena. Automobiliui, jums, nes laukas yra bendras. Formai nepriskiriama sąmonė. Tik tai mes istoriją sukuriam ir sakom, vat, tik mes jaučiam, žmogus jaučia, mato. Bet čia yra taip. Čia sąmonė automobilis liktai, nu tai aš taip utiruotai, kaip pasakyti, ne tai, kad ten automobilis užsimanė, bet automobilis apsprendė, kad aš būsiu jo savininkas. Ir pas mane pakilo noras, aš jo noriu. Va čia utiruotai galbūt, bet kad jūs, va čia aš labai jau taip sutirštintai, bet taip vyksta, čia taip pastatytas. Jūs nieko neužsimanysit. To, ko nėra, vat, paveiksliukai, nuotraukos, jeigu nėra su ta mašina manęs, aš jos neužsimanysiu gyvenime. Bet kai jūs pradedat protų galvot, kaip jūs ją pasieksit, jūs tiesiog sudarot atstumą, jūs architektūrą, va, tiesiog architektūroje atsidurit ir jūs jau negalit liktai greičiau proceso, nei pagreitinti nieko, nes jūs gyvenat žmogaus protą. O protas turi linijinį dalyką, atstumą ir laiką. Ir reiškia, čia ir dabar tai negali įvykti. Čia ir dabar aš negaliu pamatyti save toje mašinoje. Bet kai aš pamatau, kad protas tik yra įrankis, kuris piešia paveiksliukus, tai tada čia ir dabar yra tas automobilis. Nes daryti nieko nereikia. Iš viso. Nes viską, jeigu jūs galvojat, kad ar aš noriu šiandien, pavyzdžiui, nusipirkti salotas, ar noriu nusipirkti apelsinus, jūs nusipirksit būtent tą, kas jau nuspręsta. Mintis, kad aš sprendžiu, atsistoju ir sprendžiu. Ir jūs, jeigu pamatysit šitą, jūs tiesiog eisit kaip tas, vat, nu kaip robotas. Šitai krepšį, šitai krepšį, šitai krepšį, šitą krepšį, viskas. Viskam pinigų užtenka, viskas. Laisvas. Einu gyventi, darau, ką noriu. Džiaugiuosi gyvenimu. Ir tada tikrai nei problemų, nei sunkumų. Vat pagalvokit apie tai, jeigu nieko spręsti nereikia, jau viskas apspręsta. Be jūsų. Į tai pažiūrėkite. Ir tada bus labai labai gerai. Geriau turbūt, nežinau, ar yra kažkokia, turbūt visos kitos sistemos, tai yra apie turinį, noras turinį pakeisti, o čia nieko tu nekeiti, bet viskas pasikeičia. Tiesiog pasikeičia viskas. Savaime. Nes istorijų nelieka. Jos liktai kaip ir yra, bet jeigu nesakau, kad tai mano, tai, nu, taip. Net, žiūrėkit, kažkokie tokie vat įvykiai, pavyzdžiui, važiuoji ten su kažkokiu dviračiu ir tau kažkas užkišo, ne? Jeigu aš pradedu istoriją, kaip čia, ojetus, kaip čia blogai, kaip čia tai pasidaro, aš liktai velku tą istoriją su savim ant to dviračiu. Ir aš grįžęs jau, kaip čia galėjo tai būti, čia dar aštriau, dar stipriau, aš ten daug emocijų susirenku su to pačiu, su to mintimis. Bet jeigu aš, kažkas užstabdė, faktas tai užstabdė. Momentas, niekas nenukentėjo, nieko nesitiko. Viskas važiuoja toliau. Ir tau visiškai lengva pasidaro. Ir su viskuo, žiūrėkit, nesvarbu, jeigu jums atrodo, kad kažkokia yra labai didelė, pas jumis išskirtinai didelė problema. Tai yra tik mintis pasakojimas apie tai, kas tai yra. Apie turinį. Nes turinyje, jeigu tu, kaip į sceną įsivaizduoju, kad vaidinu savo vaidmenį. Ir vaidmuo mano problema kažkokia, situacija. Ir jeigu aš taip įsijaučiu, kad ta situacija pasidaro mano, tai, kaip ir sako, geri aktoriai, jie įsijaučia į vaidmenį, jie tampa tuo. Tai tada taip, tada ir išėję, pavyzdžiui, kai kurie yra tokių istorijų, kad aktoriai suvaidinę kažkokiam filme,
labai sunkiai negali atsigauti, nes jie, dar gyvena, jau vaidmuo baigtas, o jie dar gyvena. Jeigu jis, pavyzdžiui, narkomanas arba kažkoks tenai išgyvenimų daug turintis ir jis paskui toliau sėdi ir jis neišeina, jau baigėsi spektaklis, labas rytas, atsibusk, jau tu jau tas. Bet jis ne, aš dar esu tai. Taigi kaip ten blogai, kaip tu įsivaizduoji tam herojui, kiek jis iškentėjo, tai va čia ir dar aš čia palaikysiu ir gal tam herojui kitaip tada bus. Nebus kitaip. Kol jūs laikot istoriją, problema tik sunkėja. Problema didėja, nes jūs kiekvieną kartą didinat ištęstumą. Tęsat ją, kaip gumytė, kai sakyt. O paskui, kai sprendžinai jau trenkia, tada stipriai. Tada jau prasideda, kaip sakyt, tuo, ko tikiu, tą ir gaunu. Ir dėl to būna tos situacijos tokios, kaip iš giedro dangaus, kai sako, oi, kaip iš giedro dangaus, tikrai? Jeigu pažiūrėtume tiesiogiai, tai dažniausiai, aišku, priežasties pasiekmės nėra, yra kažkokia situacija. Ir jeigu be pasiekmės aš žiūriu, nėra tokio dalyko, kažkokios priežastinio lauko, tai ta situacija momente jinai keičiasi. Bet jeigu aš pradedu pasakoti apie katę, ieško priežasties pasiekmės, jinai turi tęstis. Jeigu, pavyzdžiui, kažkas skauda arba, kaip lūžo, ten nesvarbu, ranka kokia, jeigu aš pradedu pasakoti istoriją, kad ranka lūžo, jinai turi būti sulūžus. Bet jeigu aš pamatau, kad yra tik kadras su kažkokia ne taip ranka, kitas kadras, viskas, jis pasikeičia paprasčiausiai. Nes va šitą momentą yra, įsivaizduokit, visos formos turi visokius, sulūžusi ranka ir nesulūžusi ranka yra. Nes yra trūkumas, yra pilnatvė. Yra vienas juoda balta. Visuminis laukas. Ir nuo to, apie ką aš galvoju, kas man yra svarbu, priklauso koks kadras. Kadras bus kitas, kaip sakyt, aš taip labai jau taip, sukonkretinu. Bet čia realiai taip ir yra, kaip žaibas, įsivaizduokit, ta šviesa bliksnį, tai čia bliksnį. Bliksnį ir kitas bliksnis vėl, ir kitas bliksnis, ir kitas bliksnis. O visa kita, sakau, tik tai momentas yra tik tiek. Gyvenimas yra tik tiek, bliksnis. Visa kita yra istorija. Darykit, ką norit. Kitaip nebus. Šita materialus tas pasaulis, jis toksai. Istorijų kratinys, kurias aš savinuosi ir problemos tada pasidaro labai be išeities, atrodo. Nes be išeities kodėl? Labai teisingai pasakyta. Nes išeiti tu niekur iš čia negali. Tiesiog, jeigu žiūri, tai labai teisingai. Taip. Čia nėra kur išeiti. Nes, čia įsivaizduokit, ląstelė. Jūsų kūne kažkuri ląstelė sakytų, aš noriu išeiti iš kūno. Nes man čia nepatinka. Jinai gali išeiti. Pasižiūrėkit, ar gali ląstelė išeiti iš kūno. Šeimininkas turi nupjauti tą ląstelę, išimti. Bet pati ląstelė negali išeiti iš kūno. Niekaip. Tai čia apie tai. Tik tai čia, aišku, ląstelė, tai dar čia toksai utiruota tokia alegorija. Bet realiai tai taip ir yra. Niekas iš čia neišeina, nes išėjimo nėra. Nes paprasčiausiai už šito nieko nėra, dėl to negalima išeiti. Čia yra tik tai absoliutas, kuriame viskas yra. Ir jūs esat tai. Sakau, žiūrėkit tiesiog. Iš tikrųjų, tai jeigu kažkas dar kas buvo, tai viskas gerai, kurse tam 3 dienų, bet kas nori pažiūrėti giliau, tikrai ateikit tas 3 dienas. Labai stiprus vyksta postumis, labai stiprus pas kiekvieną. Ne tie, kurie labai prieštarauja. Labai gerai, Raminta, kad nieko nesupranti. Aš nejuokauju, aš rimtai labai kalbu. Kai nesupranti, reiškia protas, protas nesupranta. Ir suprasti čia negalima. Neįmanoma suprasti tokio dalyko, nes tu, tą, ką aš sakau, tai yra virš proto. Už proto.
protas niekada šito nesupras, kadangi jis yra tik tai programa, kuri atlieka tam tikrą funkciją. Į proto funkcija yra pasakoti istorijas. Ir ką darysim? Nes taip yra. Protas tik tai pasakoja, ką jūs, visą tą, kai jūs atsimerkėt ir pamatot, tai yra aprašyta proto. Jisai tą daro, išsirašo kaip prašiklis. Kaip spausdinimo mašinėlė. Ir tuo pačiu kuria istorijas. Bet jisai negalėtų istorijos sukurti, jeigu nebūtų architektūros. Kad dar ne tai, dar ne tas, dar yra vakar, dar yra rytoj. Ir, kaip sakyt, yra laikas, yra atstumas, yra tęstinumas būtinas protui, nes jis negalės priežasties pasekmės papasakoti. Tai čia yra kaip formulė įrašyti, bet kurį formulę, jeigu paėmus, jame yra koeficientai, kažkokie nežinomieji ir į tos nežinomosius sustatoma kažkokie duomenys. Ir tu gauni atsakymą, kažkokį vadinamą jau istoriją sukurti. Tai čia taip yra. Ir sakau, tie, kas bando suprasti, tai labai trigerina ir labai tokia atrodo nesąmonė. Taigi čia negali būti, čia kaip, čia iš viso. Bet kai tu paleidi tą norą suprasti ir tiesiog kaip klausimas, kaip eina, eina ir eina, girdėjimas eina ir eina ir nieko nesistengiu suprasti. Čia yra fenomenas, kai aš nesistengiu suprasti, viskas pasidaro matoma. Čia turi pamatyti sąžiningai ir tiesiogiai pamatyti, kaip tai yra. Čia suprast niekas negali šito suprasti, nes sakau, protas supranta, o protas yra tik įrankis. Ir jeigu taip, pavyzdžiui, dar grįžtant prie vaiko regėjimo, vėlgi tos pačios technikos kaip meilės, o mažylių tai yra tikrai galima daryti pratimus kažkokius akių, visa kita yra tos akutės, jiem patinka net vaikam pažaisti tom akutėm, į viršų, į apačią kvadratu ten pasukioja ir raumenys atsipalaiduoja ir tada pagerėja tas regėjimas. O šiaip, jeigu tiesiogiai, tai reikia žiūrėti, kad situacijoje tik vaikas pasakė, aš nematau ar kažkaip ir viskas. Tai buvo mintis to momentu. Bet jau kitą momentą vaikas jau visai kitas, vaiko forma visai kita, supraskite. Tai nėra tęstinumas. Ir tada... Taip, nes yra toksai osteopatas, čia yra straipsnis įdėtas, kad jisai irgi prieš mokykliniai grupiai savo mergaitį tikrino akis ir žodžiu jisai osteopatas, man atrodo, gal, nes rašo ir veda kursus kažkokius, kad nuėjo, klausėsi, ką daktarė sakė, tai linkčiojo tą galvą ir žodžiu, sako savo tai žmonai, kad užregistruotų pas tą pačią daktarę, tą mergaitę po pusės metų. Apžiūrė, sako, mes nepirksim jokių akinių, jai nieko nereikia. Ir ten masažavo, nes kažkokia tai plėvelė užsileidžia tiem vaikam be augant. Kokia istorija. Ir nuėjo, ir ta mergaitė, ta daktarė neturėjo ką pasakyti. Visiškai. Nes regėjimas iš viso, jisai, jeigu fiziologiškai, mes, akis kaip ir negalėtų net matyti kažko. Jeigu logiškai, kaip žiūrint, įsivaizduokit, tai yra, ką jūs dabar matot, bet kurio daikto jūs tik 5% matot. Ir jeigu dabar tiesiogiai 5% paim bet kurio daikto, tai tu supranti, kad tu jo nesuprastum, ką tu matai. Visa kita tau papasakoja, čia jau kaip mokslininkai patvirtinę, kad visa kita sukuria mintyse, sukuria vaizdinį ir, kaip mes jau liktai matau tada būtent tai. Istorija papasakoja. Ir viskas. Ir nes akis pati, kaip fiziologiškai, jinai, aišku, ten gali būti, kaip sakyt, kataraktos ši istorija, dar visokių tų istorijų, bet čia yra tik istorija ir mintis. Jeigu pagal faktą žiūrint, tai, kaip sakau, medikai dažniausiai pasako pas bet kurį, kai nueinat, jau kažkokia didesnė biškė ar susirgimas ar ką, medicina negali patvirtinti, medicina negali atsakyti jums į tos klausimus, medicina negali.
Realiai jie nieko negali, realiai jie nieko nežino. Jeigu taip, kaip Nu, padaryta kaip, nes jie tikrai gali receptą tau išrašyti ir viskas, reikia, nes jie net nesigilina. Žodžiu, taip, nu kaip ir ir jūs mes sako, čia tavo istorija, tu ir krapštykis. taip, iš tikrųjų, tai va dabar labai gražiai, kas vat, po šito visą, kai ta istorija tokia, kas mane jaudina, kada vat, pojūtis koks pasigamina, kitaip sakant, kai vat, šita istorija mane paliečia, va į šitą Ramintą pažiūrėti reikia. Nes jeigu man tai tas pojūtis, man tai reikalingas, vat svarbus, ne, tada aš tą istoriją pasakosiu toliau. Jeigu man nebereikalinga, aš pamatau, kad tai tik pojūtis, kuris, nu, kaip sakyt, vat, ten nusivylimas, neteisinga, kodėl man, nu, ten visą tą virtinę. Ir kaip aš jaučiuosi tada. Nes mintis tai yra tik tai, jos dar netiek svarbios. Svarbiau, nes pojūčiam mes, kaip pasakyti, pojūtis dėl ko jisai liktai svarbumo turi. Nes jis pirminis visų pirma, po paveiksliuko. Antras dalykas, kad pojūtis, kaip pasakyti, tu gali momente jį neįvardinus, jisai įsiskaido, nes pats pojūtis yra bespalvis, jis beskonis. Jisai yra tik tai, nu, jis bet koks gali. Vat, bet ką jūs galit pavadinti meilę ir bet ką galit pavadinti, kuris pojūtis. Liktai jūs jaučiat skirtingą, bet jeigu tu žiūri jį tiesiogiai, nepriskiriant kūnui, jisai tampa, nu, kaip sakyti, bet jis ateina ir praeina, jis ateina ir praeina. Ir jeigu va tie pojūčiai, kuriuos jaučiu, to momentu, kai visa ta situacija yra, aš žiūriu juos tiesiogiai ir pamatau, kad jie, kaip sakyt, va atėjo, praėjo ir situacijos jos nelieka. Ir galima ir taip. Jinai turi pasikeičia paprasčiausiai. Nei turi, nei neturi, jinai pasikeičia. Ir čia sakau, galimybės dirbti ir sakau, nebandykit suprasti šito, ką aš sakau, protu. Nes čia protas yra tik įrankis, kuris pasako istorijas. Ir lygiai tas pats, kaip įsivaizduokite, Excelinė programa galvoja, kad aš čia kažką valdau, kažką galiu. Tai juokingai, kaip tu žiūri, o taip supranti, kad Excelis tai yra tik programa skaičiavimo, kurioje įrašytos formulės ir jis atlieka savo darbą pagal paskirtį. Skaičiuoja formulės, skaičiuoja skaičius ir nieko daugiau, nes jis daugiau nieko negali. O skaičius turi rašyti kažkas, programuotojas, tas, kas rašo. Tai vat jūs turite žiūrėti iš programuotojo. Arba, kaip pasakyti, irgi tokia alegorija pasakysiu, vat įsivaizduokit kamerą. Kamera va, to, filmuoja viską va, aplink save. Bet kaip kamerai pamatyti save? Vat kaip. Ir jūs turite suvokti, kad jūs esat už kameros net. Jūs turit matyti, kad jūs ir kamera, ir už kameros, ir šviesa į kamerą, kuri papuola, jūs esat tai. Tai aišku, čia tik vėlgi, kaip sakyt, susikuria tokia, kaip inkarai tokie, tada tu prisiriši prie to minties, kad aš tai, ir vėlgi atsiranda tada subjektas kažkoks, kažkas tai. Ir tada liktai apie mane, apie tave istorija. Jeigu aš kamera, reiškia apie kamerą istoriją. Bet aš tik tiesiog jums noriu parodyti, vat, kaip sunku, nu, va šitą dėl ko pamatyti tas, kas arti ir tas labai paprasta, labai sudėtinga, todėl, kad tai yra, nu, tiesiog į tai niekad nežiūrima. Dėl to yra sudėtinga. Nes šiaip tai yra ponosiai viskas. Viskas matoma, nieks nepaslėpta. Bet niekas nežiūri niekada nei į visumą, nei už minties, kas stovi, nei už pojūčio, kas yra. Visą laiką žiūrima tik į turinį. Ir pasakojimus. Ir juose gyvenama. Dėl to, čia tokia svarbi labai tema iš tikrųjų ir tas, kad problema beišeitinė atrodo. Ir aš net nesigilinu, neinu į tuos sluoksnius, kur einama per psichologiją, nes psichologija gali vėlgi prisikapstyti prie, kaip sakyti, visą laiką ieškoti turinyje kažkokios išeities. Ir dėl to, vėlgi, kai einant per psichologiją, žmonės pajaučia, kad tu negali išeiti tos problemos, jinai liktai sugrįžta. Tu sprendi, jinai sugrįžta. Lygiai taip pat per bet kokią kitą techniką. Problema, jeigu ne tokiam spalvom, bet kitokiam, bet jinai visiems grįžta. Nes tu nežiūri į esmę.
nežiūri niekada į tai, dėl ko ta, kaip sakyt, tau svarbu, kaip Dievui, ne kaip žmogui. Nes svarbumas yra kaip įdomume, įdomu. Tikslingiau būtų sakyti įdomu. Vat, paragauti šitą skonį pilnumoje. Tai va, brangiai. Kažkaip va taip. Ar yra dar kažką klausimų, kažkas rūpima, kažkas svarbaus? Galit paklausti, nes tada jeigu ne, tai jeigu kas norit, galit užsirašyti 3 dienų mokymuose. Tik tai rytoj, kaip sakyt, perkelta greičiausiai pirmadienį, tai nuo šeštadienį, sekmadienį, pirmadienį šį savaitgalį bus, o kitą savaitę greičiausiai bus penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. Ir taip vasarą, va, kiekvienas, kaip sako, jeigu tą pamatysit, jūs pamatysit tokį momentą, kad va šitą, kai pradeda tas matymas, va jūs pradedate matyti, kas jūs esat, tikrasis aš. Ne iliuzijų sukurta, va, kažkas tipo ale, ten kažkokia Onutė Petrutė ar dar kažkas turintis savo istoriją, o tu tikrasis aš save matai. Tai paskui pasidaro taip, kad visa kita, ką jūs ale žinojo, patyrimai, visi kiti, jie pasidaro bereikšmiai. Nes kadangi tai yra tik istorijos, kad aš tą moku, visi, vat, ką jūs viską gyvenime. Ir jeigu žiūrėti tiesiogiai, kur tie patyrimai, kada jūs ką mokėtės, jūs nesurasit. Jūs pamatysit, kad tai yra tik istorija. Nors jinai atrodo labai labai tikra. Labai tikrai, nu tai tikrai aš ten ėjau, tikrai aš ten mokiau, tikrai aš sėdėjau, tikrai tai buvo. Niekas net negali pasakyti, niekas nepaprieštaraus, kad to nebuvo. Bet, sakau, čia vat ir yra. Tu neturi suprasti, tas buvo ar nebuvo, tu turi pamatyti ir žiūrėti, kur tai yra. Ir va tada tu matai, kad tai yra tik istorija, kad tai buvo. Momente niekas, sakau, žiūrėkit, irgi momente neįmanoma nei susirgti, nei kažkas tau gali atsitikti. Vat kaip žaibas bliksteli, vat įsivaizduokit tą momentą, ar jūs galit uždirbti, ar jūs galit susirgti, ar jūs galit, kažkas jums gali atsitikti. Vat įmanom. Tokias kažkas sakys, žaibas gali nutrenkti. Aš sakau tik alegoriją, kad kaip žaibas, va blyksnis, va blyksnyje, kas gali, kaip gali kažkas padarytas būtų, ar kažkas neįmanom. Bet čia ir yra paradoksas, kad momentas yra tik momentas, o sukuriama iliuzija, kad yra gyvenimas, tęstinumas ir kažkoks atstumas B. Taškas A, taškas B. Tai va, brangiai. Gerai tada. Šiandien jau kaip ir viskas. Tada, kas norit kitą ketvirtadienį, vėl bus webinaras. O kas norit iš tikrųjų ir kam sunku, nes labai kitą kartą pasiseka, būna, kad vienas žmogus dalyvauja 3 dienas. Ir labai ta suma tokia labai simbolinė. Ir būna po 2 valandas ir daugiau, kitą kartą su vienu žmogum labai daug išsprendžiama. Tai va. Tai tikrai pagalvokit, nes įrašas visiems bus į YouTube ir va šitas yra kaip skelbimas, kaip tikrai čia ne tik jums, kas dalyvauja, bet yra ir kiti, kad išgirstų, kad galima labai daug pamatyti per tas 3 dienas ir suvokti. Tiesiog daugiau čia suvokimas negu supratimas. Ir pamatymas, suvokimas ir tada labai labai gerai. Tai va, įrašas bus. Viskas jau kažkam reikia, tiesiog pasižiūrėsit ir dar. Ir jeigu, sakau, į klausimus kažkokius tokius asmeninius, tai jie nebus taip vienareikšmiškai. Ir jeigu norint pažiūrėti, tai reikia tiesiog padirbėti ir giliau ir parašyti. Aš galiu parašyti, kad jūs pažiūrėkit tai, kai į mintis, kad čia yra tik mintis. Bet nuo to geriau nepasidarys, nes jūs priimsite tai kaip proto. Per protą ir kaip mintis pasižiūrėti ir išspręs, taigi negali būti, taigi negali išspręsti, o tai jeigu aš pasižiūrėsiu ir išsispręs. Nieks čia nieko nesprendžia.
todėl ir niekas neįsisprendžia. O protas nori spręsti. Va čia yra toksai vat kabliukas, už kurio visi pasikabina. Ir susikuria visą tą, kaip sakyti, įdomią tokią iliuziją, iš kurios išėjimo patys nesuranda. Bet jinai mano tada būna. Irgi gerai. Tai va, viskas tada. Gero vakaro, gero savaitgalio ir sėkmės. Iki.